Ką Bryanas Adamsas prisiminė koncerto metu? Kiek atlikėjų sudalyvavo jubiliejinėje dainų šventėje? Kaip Justinui Jaručiui sekėsi pirmame jo organizuotame golfo ir muzikos festivalyje? Visa tai naujame Niekas niekam video dabar. Liepos 9 pasaulinio garso rokerių vadinamas Bryanas Adamsas Vilniuje surengė So Happy It Hurts turo koncertą. Lietuvoje jau ne pirmą kartą viešinčio žinomo atlikėjo dainomis mėgavosi bene sausakimšas Kalnų parkas. Čia skambėjo garsiausi jo hitai ir naujausio albumo dainos. Jau prieš 20 valandą, kada buvo suplanuota koncerto pradžia, į Kalnų parką sostinėje pradėjo rinktis gerai nusiteikusi įvairaus amžiaus publika. Moterys puošėsi įvairiomis suknelėmis, prie laisvo stiliaus kelnių derino švarkus, vyrai į koncertą rinkosi dėvėdami neįpareigojančio stiliaus drabužius. Maždaug 20 valandą į sceną žengė Adams apšildanti grupė Sisters on Fire. Skambėjo garsiausios jų dainos, jau anksčiau spėjusios užkariauti radijo stočių topus. Laukdami pasaulinio garso žvaigždės pasirodymo žmonės linksminosi pagal Taip jau gavosi, Mėlyna mėlyna, Duok man ženklą, Ten esi tu ir kitas žinomas dainas. Bryanas Adamsas yra pasaulinė superžvaigždė, todėl labai apsidžiaugėme, kai gavome pasiūlymą pasirodyti su juo vienoje scenoje. Jaučiamės labai gerai ir esame pasiruošę surengti stiprų pasirodymą. Savo dainų sąraše turim daug kozeriukų, tad su užduotimi sušildyti publiką susitvarkysime puikiai. Grupės Sisters on Fire lyderis Olegas Jerochinas sakė dar prieš koncertą. Pasibaigus Sisters on Fire koncertui ant scenos nušvito angliškas užrašas, kuriame skelbta, kad nuskanavus specialų QR kodą, žiūrovai nukreipiami į specialų puslapį. Jame parašę savo vardą, elektroninį paštą ir mėgstamą Bryano Adamso dainą, ją galės išgirsti koncerto metu. Lygiai 21 valandą atlikėjas žengė į sceną, kur jį pasitiko gausūs žiūrovų aplodismentai. Publika atlikėjas sutiko su pirmąja Kick-Ass daina. Koncerto metu pasaulinio garso žvaigždė prisiminė savo tėvus, minėjo prieš 5 metus mirusį tėtį ir skyrė jam dainą. Jei savo gyvenime turite kokį nors svarbų žmogų, nesvarbu, jis dabar kartu su jumis ar ne, pasidalinkime šią akimirką kartu su juo, prisiminkite jį. Bryanas Adamsas kalbėjo su publika ir atliko dainą Shine Light, kurios metu žiūrovų gretose nušvito švieselių jūra. Po kelių atliktų kūrinių Adamsas lietuviškai ištarė ačiū jį koncerto metu palaikiusiai publikai. Be to, padėką skyrė atlikėją visada palaikančiai mamai. Tai yra paskutinė mano turo Europoje diena. Negaliu įsivaizduoti gražesnio vakaro nei šis šioje gražioje vietoje. Rytoj aš skrisiu pas savo mamą ir noriu jai parodyti, kaip viskas čia atrodė. Ar galiu jūs nufilmuoti? Sakykite sveiki Džeiniai. Filmuodamas publiką prašė jos atlikėjas. Savo pasirodymą Kalnų parke atlikėjas užbaigė daina All for Love. Koncerto metu žvaigždė dovanojo ir kitus savo gerai žinomus hitus. Taip pat skambėjo ir kūriniai iš naujausiojo albumo So Happy It Hurts. Liepos 6 baigėsi beveik savaitę trukusi dainų šventė. Jubiliejinės šventės pagrindinis akcentas – Vingio parko medžių viršūnėmis nuaidėjęs koncertas, kad giria žaliuotų. Jo metu 10 000 renginio dalyvių kartu su viso pasaulio lietuviai sugiedojo tautišką giesmę. Apie keliasdešimt tūkstančių dalyvių eisena maždaug 4 km judėjo sostinės centru iki pat Vingio parko estrados, kur įvyko dainų dienos koncertas, kad giria žaliuotų, apibendrinantis visą šimtmetį mininčios dainų šventės savaitę. Šimtmetis kaip istorijos laikotarpis ir šimtmetis tarsi nesibaigianti daina, kurios žodžiai mūsų valstybės ir mūsų kultūros istorija, ryškiai atsispindinti ir šimtametėje dainų šventės tradicijoje, teigė organizatoriai. Vingio parke specialiai dainų dienai pastatytoje estradoje uždainavo net 12 000 atlikėjų.
Čia sugužėjusi minia finalinį dainų šventės koncertą pradėjo itin jautriai. 10 000 į Vingio parką suplūdusių žmonių kartu giedojo Lietuvos himną. Vienas ryškiausių šalies atlikėjų Linas Adomaitis šventės metu Vilniuje savo populiarųjį kūrinį Vandenynai atliko kartu su tūkstančiais pasaulio lietuvių chorų. Daina šioje jubiliejinėje šventėje neabejotinai tapo vienu ryškiausių populiariosios muzikos akcentu. Tai, kas vyko dainų šventėje, nupasakoti žodžiais neįmanoma. Tai reikia pajusti gyvai. Visi 12 000 pasaulio lietuvių balsų ir pilnutėlis Vingio parkas skendo meilėje ir vienybėje. Prisipažinsiu, Vandenynai dar niekada nėra taip didingai skambėję, sakė Linas Adomaitis. Birželio 29-ąją prasidėjusios dainų šventės organizatorių skaičiavimu šiemet joje dalyvavo 37 000 atlikėjų, kurie šoko, dainavo ir grojo 14 renginių. Pirmą kartą dainų diena surengta 1924 metais Kaune, nuo tada rengiamos ir dalyvių eitynės. Prieš 20 metus UNESCO paskelbė Estijos, Latvijos ir Lietuvos dainų švenčių tradiciją žmonijos žodinio ir nematerialaus kultūros paveldo šedevru. Birželio 29-ąją Europos centro golfo klube praūžė unikalaus formato vienos dienos JJ's Golf and Music Festival festivalis. Jį organizavęs dainininkas Justinas Jarutis džiaugiasi sulauktų dalyvių susidomėjimu ir į žaliuosius aikštynus susirinkusiais žmonėmis, kurie ne tik rengtame turnyre azartiškai varžėsi dėl įspūdingų prizų, bet ir pasinaudojo galimybę tiek iš arti susipažinti su golfo sportu, tiek smagiai praleisti laiką geros muzikos fone. Saulėtą vidurvasarį organizuotas golfo sportą ir muziką apjungiantis renginys pritraukė virš 1000 dalyvių. Unikalaus formato šventės organizatorius ir sumanytojas dainininkas Justinas Jarutis pasakojo, besidžiaugiantis pasisekusių vienos dienos festivaliu. Mat pavyko pritraukti ne tik išskirtinių rėmėjų, bet ir visą būrį dalyvių, kurie su šeimomis, vaikais ir net augintiniais mėgavosi pramogomis, gera muzika bei išbandė savo jėgas golfo turnyre. Esu labai laimingas, nes viskas praėjo net geriau nei tikėjomės. Organizavimo darbai, trukę pusę metų, taip pat vyko itin sklandžiai. Gausybė partnerių patikėjo festivalio netradiciniu konceptu ir geranoriškai sutiko prisijungti prie jo įgyvendinimo. Labiausiai nerimavome dėl oro, visgi šventė vyko lauke, tačiau dangus dovanojo saulę ir iki šiandien vis dar girdime dalyvių atsiliepimus, jog buvo jaukus bei šiltas renginys, kuriame golfo žaidimą papildė ne tik muzika, bet ir smagios edukacijos orientuotos į visą šeimą. Įspūdžiais dalijosi Jarutis. Festivalio pagrindinėme akcente golfo turnyre dalyvavo net 88 paties Justino kviesti žaidėjai, tarp kurių buvo ir žinomi komikai Mantas Katleris bei Antanas Sadauskas. Visi dalyviai rungtyse varžėsi komandomis po 2 žmonės ir nors dėl didžiojo prizo pergalės išplėšti nepavyko niekam, arčiausiai duobutės kamuoliukas nuskriejo per 1 metrą. Stebėti turnyro susirinkę festivalio dalyviai taip pat visą dieną mėgavosi partnerių miestelio pramogomis, maisto zona, scenoje vykusiais pokalbiais ir golfo pamokomis, o šventinį reginį vainikavo grupės Garbanotas bei atlikėjų Džian ir Vaido Baumilos pasirodymai. Šiek tiek neįprastas, bet labai malonus jausmas stebėti koncertus ne nuo scenos, o iš šono truputį atsitraukus. Vis tik, šis festivalis man buvo apie golfą. Šeimininkavau aikštynę ir ridenau kamuoliukus, su plačia šypsena matydamas tokį kiekį susirinkusių žmonių, kiek rodos dar nėra buvę jokiame golfo renginyje, teigė organizatorius. Paklaustas apie festivalio pakartojimą, Justinas neatmetė tokios galimybės. Nors tai buvo pirmasis jo bandymas dideliu renginiu apjungti 2 aistras – golfą ir muziką, mintys kitą vasarą vėl sukviesti entuziastus į vieną vietą jau palengva sukasi jo galvoje. Šiandien naujienų tiek, pasimatysime po 2 savaičių. Nepamirškite paspausti patinka, užsiprenumeruoti kanalą ir pasidalinti video su kitais. Iki.